Gerai, šiandien pasigilinkime į projektą, kuris, bando apversti aukštyn kojomis viską, ką manėme žinantis apie blokų grandinės. Kalbame apie Eagle Chain. Ir jų pagrindinė mintis – tai ne dar viena moneta. Ne, tai grandinė sukurta žmonėms. Taigi pažiūrėkime, ar už šių drąsių žodžių slypi kažkas realaus. Bet prieš pradedant, stabtelėkime ir užduokime savo klausimą. Žinote, blokų grandinės technologija jau su mumis 15 metų. 15? Ar per visą tą laiką ji tikrai pasistumėjo į priekį? O gal mes tiesiog matome vis tą pačią seną formulę, tik kaskart įvyniota į naują popierėlį? Taigi, pereikime prie to, ką šaltiniai vadina ta 15 metų formulė. Įsivaizduokite, tai lyg koks nerašytas scenarijus, kurio panašu laikosi kone visa industrija. Ir būtent šis scenarijus, anot teigiančių, ir yra tas stabdis, neleidžiantis atsirasti tikroms naujovėms. Ir jei pažvelgtume atidžiau, nuo pat bitkoino atsiradimo, maždaug nuo 29 metų, ši formulė beveik nesikeitė. Kūrėme naują projektą, būtinai reikia monetos, tada žetonų, aišku, pirminio siūlymo, ir kuo viskas baigėsi – spekulacija. Šis modelis tiesiog tapo standartu, netgi tam tikrų inovacijų kalėjimu. Gerai, bet koks viso to tikslas? Pasak šaltinių, jis stebėtinai paprastas. Viskas daroma dėl kainos, dėl ažiotažo, dėl triukšmo. Svarbiausia pritraukti dėmesį. Ir koks rezultatas? Dažniausiai dėja tai veda prie trumpalaikės spekulacijos, rinkos manipulacijų, o ne prie kažko, kas turi tikrą išliekamąją vertę. Ir štai ši citata. Ji tiesiog tobulai apibendrina visą kritiką. Mintis tokia. Senoji blokų grandinė sugeba sukurti rinką, bet jai niekada nepavyksta sukurti civilizacijos. Kitaip tariant, jis sukuria vietą prekybai, bet ne erdvę, kurioje galėtų klestėti tikra bendruomenė. Ir štai čia, į šitą visą kontekstą, įžengia Eagle Chain. Jie teigia, kad rado būdą, kaip sulaužyti šitą 15 metų ciklą. Užuot kuriant dar vieną rinką, jie siūlo viską pradėti nuo visiškai kito galo. Ir dabar pažiūrėkime, kas tai per galas. Ir tas esminis skirtumas yra štai koks. Eagle Chain sako ne monetoms ir žetonams. Bent jau už pradžių. Vietoj jų visas palaidimas sukasi apie Gold ID. Kas tai? Tai skaitmeninė žmogaus tapatybė. Ir kyla klausimas, ką tai keičia? Pasaka kūrėjų, tai keičia absoliučiai viską. Pagalvokime, ką tai reiškia. Tai ne šiaip smulkmena. Tai visos sistemos ašies pasukimas. Fokusas keliauja nuo pinigų prie tapatybės. Sėkmė matuojame ne kainą, o populiaciją. Ir tikslas yra ne rinka, o civilizacija. Pripažinkim, skamba, mažiausiai ambicingai. Gerai, bet kas per daiktas tas Gold ID? Gal tai tiesiog mandresnis vartotojo vardas, kuriai sako, kad tikrai ne. Tai kur kas daugiau. Taigi panagrinėkime, kokią galę, pasak jų, slypi šioje tapatybėje. Ir štai čia viskas tampa dar įdomiau. Pasak kūrėjų, Gold ID susideda net iš 5 sluoksnių. Pabandykime juos išvardinti. Pirmas – tai nuolatinė tapatybė. Tiesiog unikalus vardas grandinėje. Antras – tai jau skaitmeninis turtas, nes su tuo vardu susiję visa finansinė istorija. Trečias – gyvas NFT. Pagalvokime, koks retas ar populiarus vardas pats savaime gali tapti vertingas. Ketvirtas – tai kredito biuras. Kiekviena operacija kuria reputaciją. Ir penktas, galbūt svarbiausias, tai civilizacijos pasas. Raktas į visą ekosistemą. Sustokime ties tuo 5 sluoksniu – civilizacijos pasu. Jis yra be galo svarbus. Iš esmės, tai yra vienas raktas, kuris atrakina duris į visą Gold Chain pasaulį. Kalbame apie viską. Operacinė sistema Gold OS, naršyklę browser.gold, net pc.gold ir kitus dalykus. Principas paprastas. Viena tapatybė, prieiga prie visko. Gerai, visa tai skamba gražiai, bet gal tai tik teorija, idėja papirėje, kurie įtvirtina, kad ne. Ir jie turi įrodymą, įrankį pavadinimu GoldScan Gold. Tai yra jų atsakymas į visus tuos nuobodžius blokų grandinės tyrinėtojus. Vietoj begalinių skaičių eilučių, jie žada mums parodyti žmonės. Akimirkai prisiminkime, kaip atrodo tipinis blokų grandinės tyrinėtojas. Kas ten yra? Ilga, nuobodi, anonimiškų adresų, sumų ir hešų eilutė. Taip, tai veikia, bet tai yra be galo beasmeniška. Tuo tarpu GoldScan Gold žada būti visiška priešingybė, ne skaičių sąrašas, o žmonių žemėlapis. Pagrindinė idėja – vizualizuoti ne šaltus pinigų srautus, o gyvą pulsuojančią skaitmeninę bendruomenę.
Ir štai čia matome tą esminį skirtumą suguldytą lentelėje. Įprastas tyrinėtojas mums rodo anonimišką adresą. GoldScan – konkretų Gold ID vardą. Vietoj to, kad matytume tik vieną transakciją, regime visą turto ir finansų istoriją. Pats kontekstas keičiasi iš pagrindų. Iš skaitinė jis virsta žmogišku. Na ir galiausiai pats tikslas. Jis jau nebesekti pinigus, o stebėti, kaip gimsta ir vystosi visa civilizacija. Ir čia labai aštri kūrėjų citata. Jie sako, Ethereum to negali, Solana to negali ir Bitcoin to negali. Kodėl? Nes pasak jų visos šios grandinės buvo sukurtos vienam tikslui – sekti pinigus, o ne žmonės. Jų pačioje širdyje, jų architektūroje tiesiog nėra to pamatinio tapatybės sluoksnio. Gerai, keliaukime prie pabaigos. Kokiagi ta didžioji e-GoChain vizija? Koks galutinis tikslas? Jei trumpai, tai yra šuolis. Šuolis nuo rinkos idėjos prie internetinės tautos koncepcijos. Ir viskas prasideda nuo žodžių, nuo terminologijos. Užuot sakę vartotojai, jie sako piliečiai. Tai gali atrodyti tik smulkmena, tik žodžių žaismas, bet iš tiesų tai keičia viską. Tai požiūrio pokytis nuo pasyvaus naudotojo prie aktyvaus bendruomenės nario. Toliau keičiasi pats dėmesio centras. Jis keliauja nuo žetono, nuo spekuliacinio turto, prie to, kas yra pamatas, prie tapatybės. Ir galiausiai, pats svarbiausias pokytis – masto. Tikslas jau nebėra sukurti dar vieną finansinę rinką. Ne. Tikslas yra pastatyti pamatus visiškai naujai skaitmeniniai tautai. Taigi, apibendrinant, e-GoChain save laiko tikrais pionieriais blokų grandinių istorijoje. Jie tegi esantis pirmi, kurie startavo su tapatybė, pirmi, kurie pradėjo nuo populiacijos, pirmi, kurie pasiūlė gyvą turtą ir kredito sistemą, ir galiausiai pirmi, kurie iš pat pradžių siekia būti ne rinka, o civilizacija. Ir visi šie pirmieji kartai, pasak kūrėjų, veda prie vieno didelio tikslo. Jie tai vadina aukso internetu. Ką tai reiškia? Tai internetas, kuriame vertė kyla ne iš anoniminių transakcijų, o yra tvirtai susieta su tikromis, patvirtintomis žmonių tapatybėmis. Ir pabaigai, klausimas, kuris, manau, yra daug platesnis nei vienas projektas. Nesvarbu, ar e-GoChain pavyks ar ne, pati idėja verčia susimastyti. Kas nutiktų, jei mūsų skaitmeninė tapatybė taptų nebe tiesiog prisijungimo vardu, o pačiu vertingiausiu mūsų turtu? Kokia visuomenė tada būtume?